Sveiki, kviečiu žiūrėti naują Parkside DIY laidą. Mano vardas Dženė ir šiandien kartu statysime šį nuostabų tipį, kuris puikiai tiks kaip jaukus skaitymo kampelis viduje ar lauke. Viską, ko gali prireikti, kaip visada rasi surinkimo instrukcijoje. Kad pradėtum statyti tipį, pirmiausia tau reikės 5 medinių 2 metrų ilgio lazdų, o mes turėsime savo lazdas kiek patrumpinti. Dabar sulyginsiu kraštus. Sudėk 5 medines lazdas vieną ant kitos ir apie 20 cm nuo galo tvirtai surišk jas virve. Antram žingsniui atlikti reikėtų dar vieno asmens, kuris galėtų tau padėti surinkti šią medinę konstrukciją. Pastatyk rėmą ir įsitikink, kad medinės lazdos stovi maždaug 60 cm vienodu atstumu vienos nuo kitų. Viršuje per vidurį jos turėtų tolygiai susiliesti. Dabar pasirūpinkime audiniu. Pirmiausia, laisvai apvyniok audinį aplink medinės lazdas ir išlygink jį. Ten, kur turėtų būti įėjimas, apvyniojame audinį aplink medinės lazdas ir pritvirtiname jį segtukais. Kai gerai priglunda, karštais klijais pritvirtiname audinį prie medinio rėmo. Perteklinę medžiagą galima nukirpti, bet mes ją priklijuojame ir taip turime praktiškas kišenes. O dabar įsitaisykime patogiai. Jau niekas nebetrukdys jaukiems vasaros vakarams tavo pasistatytame tipyje. Išbandyk ir pasimėgauk, tau pavyks.